Kai Edvinui buvo 12 metų, jis pakliuvo į autoavariją. Mašiną vairavo jo tėtis. Lijo lietus. Jis patyrė daug sužalojimų. Visi stebėjosi, kad apskritai liko gyvas. Nors jam ir pavyko išgyventi, tačiau mašinoje, su kuria važiavo, ant galinės panelės buvo senelio tremties byla. Jos iš sudaužyto ir lietuje mirkstančio automobilio neišgelbėjo niekas. Pasakodamas savo giminės istoriją, Edvinas visuomet pamini senelį, Ivaną Busarovą. Jį ištrėmė į Sibirą, kuomet jo tėčiui buvo 2 metai. Kodėl taip atsitiko? Niekas tiksliai atsakyti negali. Prieš tremtį sovietų valdžia žmonėms užvesdavo bylas. Šis prarastas dokumentas galbūt padėtų atsakyti į daug klausimų. Mano senelis faktiškai Lietuvai buvo rusų okupantas, rusų kariuomenės karys, atvykęs į Lietuvą prieš Antrą pasaulinį karą, bet represuotas tarybų valdžios ir gavo visus Lietuvos tremtinio statusą. Mano tėvas gavo kaip tremtinio sūnus ir jisai gavo visas kompensacijas ir buvo įtrauktas į būtent Lietuvos tremtinių kartu su Lietuvos partizanais. Tarybinis partizanas buvo įtrauktas į Lietuvos tremtinių sąrašą. Tai ir užminė mįslę, kodėl Sovietų Sąjungos karys buvo ištremtas į Sibirą, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę priskirtas asmenims pasipriešinusiems okupaciniams režimams. Iš šeimos pasakojimų Edvinas prisimena. Pasakojimas buvo pagrindė, kad jis kažkokius žmonės perspėjo, gelbėjo nuo sušaudimo. Tiksliai negaliu pasakyti pačio fakto. Tik kad jisai naktį kažkokiam belsdavo į langus, perspėdavo, padėjo paskui pabėgti kaliniams iš 6 forto ir organizavo pabėgimus. Vienu žodžiu, aktyvus buvo veikėjas. Kažkada Edvinas prasitarė, kad vienoje knygoje apie senelį yra rašoma, tačiau jis nežino tiksliai kur. Kadangi pati dirbu bibliotekoje, mane pagavo sportinis azartas surasti tą knygą. O tai padaryti nebuvo taip sudėtinga. Pakako į Google paiešką įrašyti Ivanas Busarovas. Kažkas buvo nuskenavęs ir į internetą įkėlęs knygą Ir be ginklo kariai, kurioje rašoma. Vienu pabėgimu žavėjosi tiesiog visi 6 forto kaliniai. Belaisvis naktį įveikė griovį, aukštą lygią sieną ir pabėgo iš po pat sargybinio nosies. Tai atlikti nebuvo galima be didelio pasiruošimo ir kieno nors pagalbos. Įtarė, kad padėjo belaisvių vyresnysis Bakinas, kurio tikroji pavardė buvo Busarovas. Tačiau tuo mūsų paieškos neapsiribojo. Paraginau Edviną kreiptis į Lietuvos ypatingąjį archyvą ir pateikti prašymą susipažinimui su senelio tremties byla. Deja, tai, ko ieškojome, archyve nebebuvo, bet atsivėrė kitas, iki šiol nežinotas senelio karjeros vingis. Nepilnai išlikusiuose archyviniuose fonduose duomenų apie Ivano Busarovo Fedorovič suėmimą 1948 metais Kauno mieste, ištrėmimą į Magadano sritį ir mirtį lageryje nerasta. Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos darbuotojų asmens bylų archyvo duomenimis vyresnysis leitenantas Ivanas Busarovas nuo 1945 metų vasario 1 iki tų pačių metų vasario 28 dienos laikinai ėjo Kauno miesto vidaus reikalų liaudies komisariato NKVD priešlėktuvinės gynybos bataliono vado pareigas. O tu dar sakei, kad tavo tėvas buvo gavęs tą jo tremties bylą ir ją, kaip supratau, kopijas pasidaręs jos. Ir jei teisingai suprantu, ir pats tu vartei tą bylą, ar ne? Varčiau vaikystėje, bet nelabai aš atsimenu, dar yra kažkur kopijos kai kurių dokumentų. Bet pačio teismo bylos, tai ten reikia dar paieškoti. Tik tai šiaip charakteristika ten jo buvo, dar daug dalykų visokių. O pačio teismo byla tai būtų įdomi, nes pradžiai ten iš pradžių 5 metus gavo, paskui už politiką dadėjo dar 20. Tai rezultatai 25 metai pats didžiausias už politiką, bet straipsnis buvo už politiką. Aš mačiau tą straipsnis, neatsimenu tiksliai numerį, bet tą tiksliai mačiau.
kad buvo politinis būtent, ne už kažkokią kitą veiklą, bet būtent politinis. Tai va čia esmė. Ir matyt kažkas labai rimta, o kas ten įvyko, nežinau, tai tarybiniai laikai ten nieks nestenografuodavo teisingai teisme. Ten parašydavo tą, ką reikia, o kodėl už politiką, čia labai sunku pasakyti. Matyt, kažką pasisakė prieš tarybų valdžią labai griežtą. Ir 25 metai jau yra praktiškai mirties nuosprendis Lietuvos. Tai taip ir atsitiko. Suprato, kad čia ta pati sistema kaip ir nacių. Turbūt pradėjo jisai morališkai priešintis, aišku, ne ginklu. Bet aš tiksliai negaliu pasakyti, bet panašu, kad morališkai pradėjo priešintis ir nesutikti. Ir matyt suvokė, kad jis yra irgi okupantas, nes žmona lietuvė, sūnus irgi lietuvis, tai vis tiek jisai turbūt pamilo šalį ir suprato, kad viskas nėra taip paprasta. Kaip sako rusų propaganda, kad mes tiem Lietuvos išvaduot nuo ten kažkokių buržuazinių, ten nacionalistų, dar kažkokių nesąmonių. Kaip ir Ukraina dabar vaduoja panašiai ten, absurdiškais motivacija. Tai tada irgi taip pat buvo, priburdavo žmonėmis smegenis, kad jie gerą darbą daro ir ateidavo, o paskui, kai suprasdavo, būdavo per vėlu. Patikrinome ir tarybinę Kauno tiesą. Šiame laikraštyje kiekvienų metų birželio mėnesį buvo rašoma ir prisimenama 1941–1944 metų sovietų kova su naciais. Tikėtina, kad Edvino senelis vokiečių okupacijos laikotarpiu perspėdavo žydų šeimas apie planuojamas žudynes. O karui pasibaigus, kažkas iš išgelbėtų asmenų spaudoje rašydavo padėkas. Einame drauge į biblioteką ir ieškome adatos šieno kupetoje, straipsnių, kuriuose minimas Ivanas Busarovas. Esame Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Iš saugyklų užsisakėme Kauno tiesas 1969 ir 68 metų. Komplektai yra sudėti surišti į tokias sunkes knygas ir mes juos atsivežėme su vežimėlį, kuris primena prekybos centro vežimėlį. Bet dabar pradedam ieškoti. Edvinai, kaip manai, ar pavyks mums šį sykį rasti? Nežinau, kol kas tik mėnesį bandau surasti. Gal kažką ir pavyks. Labai sudėtinga bus. Važiuok birželio 1. Taip, matau. Tikėjimo nedaug, bet gal. Tai buvo mūsų antrasis bandymas ieškoti senelio istorijos Kauno tiesoje. Patikrinome beveik visus birželio mėnesio komplektus nuo 1950 iki 1969 metų. Straipsnių atrasti nepavyko, tačiau akys užkliuvo už 6 forto, kuriame kalėjo ir Edvino senelis, kalinio prisiminimų. Stovykloje nebuvo nei vieno barako. Vadinamojo sporto aikštėje paskubomis buvo sukalti keli barakai be langų. Forte žmonės kasėsi savo urvus, žemines, gelbėdamasi nuo darganos. Per naktį forto centre išaugdavo 200–300 lavonų krūva. Varymas į darbus virsdavo masinėmis žudynėmis. Ligonių ir mirštančių vaitojimai, nežmoniškas išprotėjusių riksmas, duslus policininkų ir kitų kankintojų staugimas, šūviai ir pabrėžtinai grėsmingi sargybinių šūkaliojimai buvo šio pragaro kulminacija. Senelio gyvenimo ir pasirinkimų liniją bandėme atkurti iš mažų fragmentų. Nors daug informacijos rasti nepavyko, tačiau anūko Edvino įžvalgos turbūt geriausiai sudėlioja karo paveikto žmogaus situaciją.